Ar kada pagalvojate, kad jūsų mintys, emocijos ir netgi aplinka vibruoja tam tikrų dažnių, kuris formuoja jūsų realybę? Tai nėra tik gražus posakis ar filosofinis pamąstymas. Tai mokslo pagrįstas faktas. Kvantinė fizika įrodo, kad viskas visatoje yra energija. Nuo mažiausių submatomų dalelių iki jūsų minčių ir jausmų viskas nuolat vibruoja. Suvokus šią tiesą, gyvenimas gali pasikeisti iš esmės. Jūs turite galią sąmoningai kelti savo vibraciją ir taip kurti gyvenimą, apie kurį visada svajojote. Taigi, vibracijos dėsnio mokslinis pagrindas. Daug žmonių abejoja, ar jų mintys ir emocijos gali turėti įtakos jų realybei. Tačiau moksliniai tyrimai įrodo priešingai. HeartMath instituto atlikti tyrimai parodė, kad emocinė būsena daro įtaką ne tik psichiniai, bet ir fiziniai sveikatai. Kai žmogus patiria teigiamas emocijas, pavyzdžiui, dėkingumą, meilę ar ramybę, jo širdies ritmas tampa nuoseklus ir harmoningas, o tai gerina nervų sistemą, stiprina imunitetą ir mažina stresą. Kvantinė fizika taip pat įrodo, kad net mažiausios materijos dalelės yra ne kas kita, kaip vibruojanti energija. Jūsų mintys ir jausmai skleidžia elektromagnetinius dažnius, kurie veikia jūs supančią realybę. Mokslas patvirtina, kad žmogaus smegenys siunčia elektros impulsus, kurių dažniai keičiasi priklausomai nuo emocinės būsenos. Taigi, vibracijos ir jūsų realybė. Kaip viskas susiję? Ar pastebėjote, kad kai jaučiatės nusivylę, pavargę ar pikti, viskas aplinkui jūs tarsi griūva. Mažos problemos atrodo didžiulės, o gyvenimas tampa kupinas iššūkių. Priežastis slypi jūsų vibracijoje. Žemos emocinės būsenos, tokios kaip baimė, pyktis ir pavydas, vibruoja žemais dažniais, pritraukdamos dar daugiau negatyvių patirčių. Priešingai, aukštesnės emocijos, tokios kaip meilė, dėkingumas, ramybė, vibruoja aukštais dažniais, kurie natūraliai pritraukia pozityvias patirtis. Pagal daktaro Davido Hopkinso vibracijų skalę emocijos yra išmatuojamos dažniuose. Pavyzdžiui, baimė ir liūdesys vibruoja žemesniam diapazone, nuo 20 iki 100 Hz. Meilė, džiaugsmas pasiekia aukštus dažnius 500–600 Hz. Atsivėrimas, ramybė dar aukščiau. Ši skalė rodo, kad jūsų emocinė būsena tiesiogiai veikia jūsų gyvenimo kokybę ir patirtis. Tačiau gera žinia ta, kad jūs galite sąmoningai kelti savo vibraciją, pasirinkdami mintis, emocijas ir veiksmus, kurie dera su aukštesniu dažniu. Taigi, kaip sąmoningai kelti savo vibraciją? Strateginės praktikos. Dėkingumo praktika – tai vibracijos pagrindas. Dėkingumas – tai ne tik gražus žodis. Emmons ir McCulloch tyrimai įrodė, kad dėkingumo praktikavimas sumažina stresą, pagerina miego kokybę ir didina gyvenimo džiaugsmą. Pradėkite ir baikite dieną dėkingumo užrašymu. Ryte užrašykite 3 dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Vakare prisiminkite bent vieną dienos iššūkį, už kurį galite jaustis dėkingi dėl išmoktos pamokos. Kaip tai veikia? Dėkingumas perprogramuoja jūsų smegenis sutelkti dėmesį į tai, kas pozityvu, o tai automatiškai kelia jūsų vibraciją. Antra. Vizualizacija, mintimis kurkite savo realybę. Jūsų smegenys negali atskirti tikros patirties nuo įsivaizduojamos.
Harvardo universiteto tyrimas su pianistais parodė, kad tie, kurie treniravosi tik vaizduotėje, aktyvavo tas pačias smegenų sritis kaip ir tie, kurie grojo realiai. Praktika. Kasdien skirkite 5 ar 10 minučių vizualizacijai. Įsivaizduokite savo realų, idealų gyvenimą kuo detaliau. Kur esate, ką darote, kaip jaučiatės. Pajuskite emocijas, tarsi tai vyktų jau dabar. Labai svarbu, jūsų emocijos yra raktas. Kuo stipriau pajausite džiaugsmą, pasitenkinimą, tuo greičiau jūsų vibracija pradės derėti su norima realybe. 3. Kūno priežiūra, fizinė energija ir vibracija. Jūsų kūnas yra tarsi vibracijos antena. Kai rūpinate savo kūnu, automatiškai keliate vibraciją. Taigi, judėjimas, pavyzdžiui, fizinis aktyvumas, šokiai, joga ar net 20 minučių pasivaikščiojimas gamtoje išskiria endorfino hormoną, kuris mažina stresą ir didina laimės pojūtį. Mityba. Valgykite kuo natūralesnį, mažiau apdorotą, aukštos kokybės maistą, kuris maitina jūsų kūną ir suteikia energijos. Taip pat miegas. Tyrimai rodo, kad miego trūkumas mažina energijos dažnį ir didina stresą. 4. Meilės ir atjautos meditacija. Meilė yra aukščiausia vibracija, kurią galite skleisti. MRT tyrimai parodė, kad meilės meditacija stimuliuoja smegenų sritis atsakingas už teigiamas emocijas ir empatiją. Praktika. Užsimerkite, giliai kvėpuokite ir galvokite apie žmogų ar vietą, kuri jums kelia meilę. Leiskite šiam jausmui užpildyti visą jūsų kūną ir plėstis į išorę. Na, o kaip reaguoti į sunkumus ir iššūkius? Gyvenime neišvengiamai susidursite su problemomis ir iššūkiais, bet jūs galite pasirinkti, kaip į juos sureaguoti. Pavyzdžiui, būkite stebėtojais. Kai kyla sunkumai, atsitraukite, pažvelkite į situaciją iš šalies. Arba perspektyvos patarimas. Įsivaizduokite save po metų, kai jau įveikėte šį sunkumą. Ką jūsų būsima versija jums patartų? Daktaras Viktoras Franklinas, psichiatras ir holokaustą išgyvenęs žmogus teigia, tarp stimulo ir reakcijos yra tarpas. Tame tarpe slypi jūsų galia rinktis savo atsaką. Autentiškumas – tai jūsų aukščiausia vibracija. Bandydamas būti tuo, kuo nesate, taip mažinate savo energiją. Būkite autentiški ir priimkite savo unikalumą. Mokslininkai pastebėjo, kad žmonės, gyvenantys autentiškai, patiria mažiau streso ir daugiau džiaugsmo. Praktika. Kasdien savęs klauskite, ar tai, ką darau, atspindi mano vertybės ir tikslus. Taigi, išvada. Vibracijos dėsnis yra jūsų rankose. Kiekvienas jūsų pasirinkimas, mintis ir emocija skleidžia vibraciją. Sąmoningai rinkdamiesi dėkingumą, meilę, vizualizaciją ir fizinę priežiūrą, jūs keliate savo energiją ir pritraukiate norimą realybę. Mokslas patvirtina, kad jūs esate savo gyvenimo kūrėjas. Tad pradėkite dabar. Jūsų vibracija yra jūsų supergalia.